Sveiki visi, šeštoji Final 7 serija. Prieš paskutinės penktoje sudėsiu sumas ir jums pasakysiu, kiek viskas kainavo sudėjus mano iš mano kišenpinigių, galima sakyti, ne, dovanų gimtadienis stopio ir taip toliau. Gerai, prieinam prie šių reikalų erdvėlaivių. Pirmas erdvėlaivis yra tokio rodžio pilotas, galiu jį atsinešti. Na va, čia tas pilotas, kaip ir rodžiau praeitoje serijoje. Jis gali įsilipti į šitą kabiną. Atsiprašau, bet galinę kabiną sudaužiau netyčia, kaip skrido šitas erdvėlaivis. Arba ir išpuolė man iš lentynos, gaila labai. Šitas čia tokie yra kaip ir šaudytuvai, paukšt. Čia irgi vienas. Čia varikliai didžiuliai, kurie man patinka. Ir čia vienas. Nu, jisai šiaip atrodo žiauriai kietai, bet yra dar vienas geresnis erdvėlaivis. Dark Maul erdvėlaivis. Kitaip Darto Maulo erdvėlaivis. Čia atsidaro, dėl to man žiauriai patinka. Atsidaro, čia įsideda Darto Maulo tokios galvos, kur tokie šnipai, galima sakyti, kas matė. Kas matėte Star Warsą, žiauriai Star Warso gerbėjas. Čia įsideda jau mocas toksai didelis. Čia nusileidžia, šitie lankstosi, atsidaro kabina, tokie ginklų įsideda ginklus, man tas jo valdymas žiauriai kietas. Čia yra tokios kaužėlės, kurios valdo šitą erdvėlaivį, nusidaro. Ta pametėsi sudaro tą maulą, kažkur dar reikės paieškoti, mažant paskutinės serijas rasiu, tai gerai. Šioje serijoje tiek, gerai, iki